Sveiki, praeitam video atradom didžiulę valstybę Tartariją, kurios plotas sudėjus Europą ir Šiaurės Ameriką turbūt didesnis būtų. Tai nelaukinė kažkokia šalis, o normali valstybė su daug miestų, su infrastruktūra, ir ne aukso ordas čia valdė, nelaukiniai kažkokie mongolai ar totoriai, tai buvo tik tai kariniai daliniai, kurie darė tvarką valstybei, bet tai valdė tikrai rimti vyrai ir tokią šalį suvaldyti turėjo tikrai ne iš palapinės išlindęs kalmukas ar mongolas, o išsilavinęs ir protingas žmogus. Tai va, dabar pašnekėkim tai, ką mums pasakojo istorikai, su sovietmečiu ypatingai, tai labai nekentė, o ten mongolai totoriai, laukiniai, su ietėmis ir lankais, barbarai, niokojo, plėšė, atiminėjo viską, vienu žodžiu, baisiausi padarai pasaulyje. Ir nuo vaikystės mumis skiepėjo, kad čia tai kažkokie tai laukiniai iš laukinio miško, iš laukinių stepių. Nors tai tik žodžiai, čia jie prieštarauja tai, kas buvo nuslėpta nuo mūsų. Taigi labiausiai inkštė, didžiausia diržavo rusai. Rusai čia labiausiai buvo nepatenkinti, kad juos čia mongolai su totoriais lupo. Nors iš kitos pusės tai duoklės paėmimas tai buvo mokesčių paėmimas. Jie buvo valstybės sudėtyje ir nemokėjo mokesčių. Tai kai nemoki mokesčių, pabandyk nesumokėti mokesčių. Ateis antstoliai ir gausi per kepurę normaliai. Tai ruseliai irgi buvo nagli, nenorėjo mokėti mokesčių ir pasekmės akivaizdžios. Gal ateidavo atsiimti savo, ko nesumokėjo ten Danze 12 лет, tai duoklė už 12 ar ten 20 metų. Tai ir po to negeri jie buvo. Nors jų sudėtyje buvo jų valstybės pakrašty, tai jau jie galvoja nagliai, jau jie čia nemokės mokesčių. Tai ir gaudavo. Ir po to toks jau labai nusistatymas prieš juos ir ne tik dėl to. Labai svarbu ir klimatas. Atkreipkite dėmesį į klimatą. Klimatas yra šiltas. Ten, kur igarkos visas, kur senelius, prosenelius vežė ruseliai į Sibirą, tai ten čia šalta turėtų būti, bet pasižiūrėkite iš arčiau. Kupranugariai, palapinės, žmonės apsirengę togomis, kaip graikai ar romėnai, šilta, meldžiasi kažkokie mergeliai. Pažiūrėkit, koks apsirengimas. Graikai, romėnai. Kariuomenė. Šilta. Visur šilta, auga medžiai.
Kreipkite dėmesį į smulkmeną. Žiūrėkit, va, tie patys totoriai ir mongolai, va, pasienio kariai. Taip, lengva ekipiruotė, lankininkas. Va. Čia jau piečiau, galiu sakyti, nu, va, čia va. Kaspijos jūra, va. Kaspijos jūra, va. Sufokusuotume. Kaspijos jūra. Va, irgi, va. Žmogelis lengvai apsirengęs, medžiai ir miestai didžiuliai, šiaurėje miestai, galybė miestų. Tokią struktūrą suvaldyti tikrai žmogelis iš palapinės tikrai negalėjo. Ir ten mokslininkai gali peizėti beleką, bet tai buvo ypatingai didelė šalis ir galinga šalis. Ir tai buvo, sakau, pabrėžiu dar kartą, tai buvo visiškai neseniai. Ir va, ir šitie va žmonės, pagonys, kaip ir graikai, kaip ir pastatai visi šiaurėje dabar, va, po tose miestuose dar sovietmečio ten didesniuose išlikusiuose, irgi namai su kolonom, bankai visi, viskas su kolonom, gražiai, o lapiai, visa architektūra, viskas išlikę toj pačioj Malaizijai, va, Malaizijai, visose tose šalyse pilna europinių, romėniškų, graikiškų pastatų. Tai va, kas darėsi šiaurėje, kol didžioji imperija Rusijos kažkokiu tai būdu čia prasisuko. Nu, čia toliau. Čia neužbėgsim įvykiam už akių. Viską išsiaiškinsim palaipsniui. Viskas palaipsniui. Taigi, kas nutiko Tartarijai? Apie Aukso Ordą, kuri yra blefas, mitas sukurtas mums makaronus kabinti ant ausų. Tokie visokie dalykai, dideli netitikimai, didžiausios ordos, armijos, šimtai tūkstančių žmonių, kurie joja per sniegus, per upes, brenda be maisto, su vilkstinėm, blefas. Taip, tai neįmanoma fiziškai. Kita vertus, jeigu ten jau palapinės žmogus, kuris ten iš stepių išėjęs, palapinėse gyvenęs, priplėšęs tūkstančius miestų, apiplėšęs, tikslas koks, sėdėti ant aukso kalno palapinėje, nu, tai kur tas auksas, kur jisai tas auksas, nu, yra daug tokių gerų klausimų ir tai kitame video. Ir visa tai tiesiogiai susiję su namais po žemėm. Taigi, iki sekančio video.